Šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė yra to laikmečio kariuomenės tradicijų tęsėja. Iki 1919 metų kovo 5 dienos į kariuomenę jau buvo įstoję 3000 savanorių. Šių pajėgų rinktinėms suteikti partizanų apygardų vardai. Lietuvos kariuomenė buvo modernizuojama ir stiprinama. Savanorių pajėgos pirmos rinktinės 103 kuopos vadas vyriausias leitenantas Ramūnas Murauskas. Viršila Valdas Truncė. Vyriausiasis seržantas Egidijus Žvirblis. Grandinis Povilas Červonka. Prie kelio ladėjo ji ir veržėsi skubi, pakol didžiulio ežero glėby pati išnyko. O toliau prieš šilo, prieš jojančių akis galva iškilo. Skriedę ten karininkus stabus, kryžiuočius, lietuviai pastebėjo, jų vėliavas, jų ietis ir skydus, paskui staiga du priešai suvaidėjo. Ir spaudžia jie krūtines, tvirtai kryžiuotis laikosi balne. Tie, kurie pas mus jau yra išmetami. Vėliau pamatysite, dėl ko tai ir daro. Tai ten teritorija, kurią kontroliuoja mūsų lietuviai dabar. Krašto apsaugos ministras ir kas šiuo metu kariuomenės vadas. 3 nesudėtingi klausimai. Ir duosiu granatą. Taip? Japonis. Nežinot nieko. Prašom, darotis dėstytojas Volskas. Kaip? Prezidentas pirmas postas. Vyriausias kariuomenės. Juknevičienė. Taip, krašto apsaugos ministras. Viskas. Dėstytojas Volskas gauna granatą. Ja pasidėjau, atsakai, sakiau, gal nežinos niekas. Prašau. O, ačiū. Atsakė. Užlaužia tragiškai visas rankas. O tu sakai, stovėk tik stovi laisvė. O tu sakai, stovėk tik stovi laisvė. Tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip jis negirdėjo mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė, tai uždaryk mane tėvynę savyje, kaip jis negirdėjo mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis. O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Sniego pūga aršiai pašė. 10 kartų į ataką kilę, vėl parkrito prie purių eglaičių, o delnus sidabrinės vinys, gyvasties tvinksnius palašą skaitė. O akyse tėviški, tėvynė, o ant lūpų vienas žodis – laisvė. Jie su viešpačiu širdį tėvynę gynė, dovanojo mums į laisvę teisę. Šiais Ramutės Krivickaitės žodžiais norėtume baigti šį renginį, kurį... Čia yra mūsų mokinys buvęs Ramūnas. Prieš metų baigęs. 95 metais. Labai geras mokinukas buvo. O dabar aš nežinau, gal jūs... Jo, dabar trumpai, kas norite, prieikite prie ginklų, pademonstruosim ginklus, truputėlį papasakosim.